Labas rytas, TEDx Klaipėda, sveiki visi. Su kuo jūs šiandieną čia atvažiavote? Gimiau Kaune, užaugau Vilniuje, toliau gyvenu ir augau Kintuose. Čia šiandien gyvena ir mano šeima, ir 3 maži vaikai. Manęs klausdavo, iš kur tu? Anksčiau tikrai būdavo atsakyti, nes, kaip ir sakiau, ar ne, ir ten buvau. Drąsiai galiu teikti dabar, kad aš esu iš Kintų. Kaip ir šitas dviratis yra iš Kintų. Kintuose gyvena mano senelis, tai yra mano mamos tėviškė. Ir su šiuo pačiu dviračiu senelis važiuodavo karvių melžti, parveždavo šviežio pieno, Kintų spurginėje šviežių kepinių, įsigydavom ir skanaudavom. Su šiuo dviračiu mano mama išmoko važiuodavo Ventės ragą žieduoti paukščių ir su šito dviračiu ir aš vaikystėje važinėjau. Ir suaugus šito dviračiu važinėjau. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Kai šį gyvenimą paliko mano seneliai, vasara grėsė tuštuma, nes visos vasaros būdavo praleistos prie marių, prie vandens, pajūry, pamary. Ir tada į mano gyvenimą atėjo kaitavimas. Tai šis sportas. Ir įvyko stebuklas. Atradau Kintus iš naujo. Pirmas sykį, kai išvydau šį sportą, tai nutiko Nidoj, saulėtam paplūdimy. 2 nepažįstami vyrukai su kažkokia drobė, ore, iš jūros parplaukė į centrinį pliažą, išlipo kaip apolonai, gražiai nulieti. Tokį įspūdį paliko, kad, galvoju, šakas, noriu tą daryti, aš tą darysiu. Ir kelias nebuvo lengvas. Teko apeiti visą Nidą, ieškant, kur išsinuomoti aitvarą, kaip to užsiimti, kadangi užaugau šiaip ir prie vandens, ir plaukimą lankiau, riedlentės lydėjo nuo mažens, tada atsirado gyvenime snieglentės, tai panašu buvo, kad tai dar viena lenta, tiesiog duokit man tą aitvarą rankas ir aš plauksiu. Ne visai viskas taip paprasta. Ta įsivaizdavimo įtaka, kad aš kaituosiu, buvo žiauriai didelė. Ir atėjo tas laikas, kad atsirado rankose mano kaitas ir kai jisai atsirado mano rankose, prasidėjo labai daug istorijų, kurių tikrai labai daug. Ruošiantis šiai kalbai teko atsirinkti, ką noriu papasakoti ir galbūt ko nepapasakosiu, galėsit paklausti per pertrauką, nes kaitavimas be nuotykių neįmanomas. Turbūt svarbiausios tokios kertinės, kurios atlydėjo mane iki čia, kad susitikčiau su jumis, tai yra tokios ir smagios, ir įdomios, ir svarbios. Ir viena pirmųjų yra apie tai, kad studijavau Erasmus, buvau Vienoje išvažiavęs. Ir atėjo ta žinia, kad galima pasimokyti, grįžk į Lietuvą. Pirma pamoka mano kaitavimo vyko ant kranto, Ruklos poligone, ten tikrai labai įdomių istorijų buvo apie tai. Ir grįžus Vienoje studentų miestelėje, savo kambarį sėdžiu, galvoju, viskas, šakės. Aš įsivaizdavau, kad tą noriu daryti, aš tą darysiu, bet tenais kainuoja, tas senas, brangus sportas, dar seni laikai. Tai ką aš padariau? Nuotoliniu būdu pardaviau savo svajonių automobilį, kurį kaip jaunas studentas buvau ten uždirbęs per prakaitą. Turėjau mini roverį, vyno mašiną, labai gražus automobiliukas. Nuotoliniu būdu aš jį pardaviau ir grįžęs atidaviau pinigėlius, gavau kaitą ir pirmąją pamoką vandenį. Pamoka buvo labai įdomi. Dėl to, kad studijavau, knygutę varčiau, ruošiausi tam kartui, tiesiog aš jau savai įsivaizdavau, kad aš kaituoju. Ir instruktorius, ten pas jį ateidinėjo kitas mokinys ir sako, pabūk. O aš išgirdau, pabandyk. Užsimojau, nuplaukiau ir pabėgau iš pamokos. Šiaip ne taip grįžau, porą valandų jis manęs laukė, nes ten nuotykių buvo, kaip žinia, Svencelė, Meka, kaitavimo ar ne, tenais viskas vyko. Šiaip ne taip grįžau, vos aitvaro nepamečiau, vos lentos nepamečiau, atsirado kaitioras su baltu hidriaku, kaip baltas žirgas, ten tą lentą pamestą instruktorius man grąžino, jau ten viską iš knygučių, nes pabėgau, visas pamokas, visos žingsnius aš praleidau. Šiaip ne taip gerai, kad aš tą knygutę studijavau, ruošiausi, grįžau tą krantą. Ir tada mano instruktorius Petras sako, ką, grįžai? Tavo mokinys. Ir jau mokyt kaituoti. Pirmą pamoką, vos išgyvenęs. supratau, kad norint dalintis, reikia turėti kuo dalintis, reikia turėti žinių,
reikia turėti įgūdžių, reikia išmanyti tai, ką darai. Tuomet nusprendžiau, kad pirmąjį savo sezoną pašvęsiu išmokti kaituoti ir su šitu pačiu dviračiu likęs jau senelio sodybėje Kintuose, išmokau pro langą stebėti, kada tenais lapeliai juda ir įvertinti, ar čia jau verta, neverta tą paplūdimį važiuoti. Visada važiuodavau, kai tie lapeliai juda ir būdavo, nebūdavo vėjo, aš būdavau mariuose. Visus 2008 metų sezoną, visą vasarą pramirkau mariuose. Tokia ta vasara nutiko ir tada 2009 metais, norint įprasminti tas vasaras, kadangi nebėra dėl ko į tos Kintus važiuoti, senelių nebėra, supratau, kad aš be to vandens nebegaliu. Vėjas ir vanduo mane užbūrė ir aš privalau kažkaip taip susidėlioti ir ta galimybė būti instruktorių sezono metu vasarą mane užbūrė, kad taip, čia gali būti ta papildoma veikla gyvenime, įprasminant vasaras, augant ir auginant kitus, dalinantis savo aistrą su kitais. 2009 metais tapau instruktorių Lenkijoje ir nuo to viskas prasidėjo. Pradėjau augti aš, pradėjo augti komanda ir reikėjo pradėti kažkaip tais auginti komandą ir atsirado poreikis dalintis ne tik tai savo aistrą su kitais, su mokiniais, bet ir dalintis tuom, kaip mokyti. Iš to labai įdomus kelias atsirado. Dėl to, kad po instruktorių kursų aš supratau vieną dalyką, kad po jų aš netapau instruktoriumi iš karto. Aš gavau sėklas, kurias reikia man pačiam dabar kažkaip tai slaistyti. Buvo daug labai teorijos, mažai praktikos ir turėjau tokį įdomų sąrašą pasidaręs, kad suprasti iš tikrųjų, kaip mokyti taisyklingai, išvengti klaidų, reikia padaryti klaidų ant savų. Tai pasidariau 10 draugų sąrašą, kurios nusprendžiau, kad mokysiu nemokamai ir mokinausi mokyti. Ties 8 jau pajaučiau, kad jau aš čia suprantu, ką darau, visai man sekasi, galiu pradėti už tai imti pinigus. Ir tas užvedė kelią, kad kodėl tai nutiko, iš tikrųjų, kad ta patirtis, kokią aš turėjau, labai dažnai taip žmonės pradėdavo kaituoti, kažkaip atsitiktinai, pakankamai atletiškai, pakankamai linkę į ekstremalų sportą, daug tokių pirmųjų kaitiorų buvo, kaip ir aš. Bet gyvenimas toks, kad tuo sportu gali užsimti visi, net Julija. Ir kažkaip juos įtraukti saugiai reikia mokėti. Tai taip ir tapau tuo instruktorium, kad noras dalintis tą aistrą saugiai ir kokybišką pamoką, kad patirtis kliento atėjusio į mokyklą mūsų būtų gera, kad jisai negalvotų, kaip čia, grįžau, grįžau iš marių. Galima grįžti visada iš tų marių. Eikos sistemoje yra, tarptautiniai kaitavimo organizacijų, yra laipteliai, kaip tampama instruktorių. Pirmiausia, turi būti pažengęs kaituotojas, kuris moka to užsiimti, gali grįžti iš marių į krantą, pašokti. Tada einama į asistentų kursus, tada instruktorių kursai, tada tampi pirmo lygio instruktorium, antro, trečio, gali tapti asistentų trenerių, ruošti asistentus, kas dar yra ne instruktoriai, ir tada yra egzaminatorius, kuris jau ruošia instruktorius. Egzaminatorių pasaulyje ekosistemoje yra 30. Tai tikrai man asmeniškai yra didžiulis įvertinimas ir pasiekimas, kad mūsų sezonas trunka 2-3 mėnesius. Ir per 2-3 mėnesius, per 10 metų tapau tuom egzaminatorium. Ir galiu ruošti instruktorius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 2019 metais grįžau į Lenkiją, tą pačią Jastarnę, į tą pačią mokykloje, kurioje tapiau instruktorium, grįžau kaip egzaminatorius. Ir tai buvo mano pirmieji savarankiški egzaminatoriaus kursai Lenkijoje, toj pačioj mokykloje, kurioje tapau instruktorium. Augant man kaip egzaminatoriui, augant man kaip profesionalui, auginant savo komandą, tie pirmi žingsniai mokant ir kai supratau, kad noriu mokyti, noriu dalintis tomis žiniomis, kaip mokinti, siekis tų žinių kuo daugiau vedė mane į tą egzaminatorius, nes norėjosi kuo geriau ir giliau suprasti šitą profesiją nuo iki. Kaitavimas, kad būtų man kaip, second nature, sako angliškai. Augant kartu su manim augo ir senelio sodyba. Augo ir Kintai. Visi žino Svencelę, kad kaitavimo meka, bet kažkaip tais nepasidavėm atkakliai ir
paruošėm ir su visa komanda, su visais draugais. Pirmieji mano klientai ir tie būrys žmonių, kuris Kintuose rinkosi, buvo mano snieglenčių draugai, apie 30 mes kiekvieną savaitgalį, kai yra vėjo, susirinkdavom Kintuose, kaituodavom, bet be abejo paskui ir po kaitavimo dalindavomės istorijomis ir dar savo laiku vienas kitam, kadangi mano tie draugai pirmieji padėjo Kintuose daryti pirmosius darbus. Ryte gaudom vėją, vakare betonuojam, kitą dieną dar kažką nuveikiam, arba vėl pučia. Sekmadieniais laukdavom paskutinio vėjo gūsio, kad į darbus kažkaip susėti pirmadienį. Labai daug pasidalinom tarpusavį ir užaugo Kintai. Šiandien dienai mes Kintuose turime turbūt vieną geriausių būriaviečių Lietuvoje, kur yra vienas paplūdimys, viena būriavietė ir viena mokykla. Ir prižiūrim, kad pakankamai griežtai, prižiūrim tą tvarką, kad saugumas mums yra pirmoje vietoje. Būriavimo, vandens sportas, saugumas yra visą laiką prioritetas ir Kintuose tikrai galima saugiai tą daryti, su priežiūra. Atsiradę yra ir infrastruktūra, ir kateris, esam pirmoji tarptautinių lygių sertifikuota mokykla. Ir buvome pirmieji, kurie turėjom katerį pagalbai vandenyje. Ačiū Dievui, tas virusas plinta ir kitos mokyklos taip pat stiebėsi, kelia savo kokybę. Man viskas tai susideda labai paprastą dalyką, kaip tas viskas užaugo. Viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog norėjosi profesionaliai, kokybiškai dalintis tuo, ką myli, ta aistra ir aplinkui užaugo tiek būry žmonių, kurie tave palaiko ir kartu padeda auginti tavo visą tą veiklą, nes visas šitas dalykas neatsiranda nuo vieno žmogaus. Labai įdomi istorija, irgi, kaip paminėjau, šiek tiek, sakykime, kitas mokyklas, galima vadinti tai konkurentais. Labai įdomų klausimą gavau kaip tapau egzaminatorius. Kodėl aš mokinu ir ruošiu svetimų mokyklų instruktorius? Kodėl aš padedu kitom mokyklom tapti geresniais? Aš nesupratau, ko paklausė manęs iš tikrųjų, tada teko suvirškinti, kad turbūt vis tiek tai buvo mano pašaukimas, ar ne? Mokyti, dalintis, siekti, kad ta patirtis būtų geresnė negu mano ir daugelio iš tikrųjų istorijos yra senų laikų su kaitavimo pirmo sąlyčių. Nekokios, bet linksmos. Ir aš atsakiau, tikiu, kad jeigu kitos mokyklos, kurios irgi kitose dalykuose stiprios, gal yra marketinge, kokybiškai atliks tą paslaugą, kokybiškai tą pirmą veiksmą, pirmą pamoką praves, užkabins žmonės ir vis daugiau žmonių iš tikrųjų ateis į sportą ir augs tiek mokyklos, tiek bendruomenė, o mokinių visada bus, nepasidalins. Kas nutiko? Taip ir nutiko. Mokyklos užaugo, jos pradėjo geriau mokyti ir kaitavimas ilgą laiką Lietuvoje iš tikrųjų yra augantis sportas ir auganti bendruomenė. Tai ir vėlgi viskas, kaip sakiau, susidaryti labai paprastą dalyką. Noras dalintis tuom, ką tu moki, kad kiti paaugtų. Istorijų labai daug. Teko atrinkti pačias svarbiausias. Man turbūt asmeniškai vienos svarbiausių istorijų apie tai, kokia komanda susilipdė iš to ilgo tokio kelio. Nes tai yra 18 mano sezonas šiemet buvo. Kaip ir su tais 10 nemokamų draugų, kuriuos mokinu kaituoti, taip ir pradedant naują kryptį mūsų mokykloje, vaikų stovyklas, galvom, reikia pasirepetuoti šiek tiek irgi kažkaip ant kitų. Ką mes padarėm? Padarėm nemokamą kaitavimo stovyklą vaikams, Kintų. Susibūrė 12 vaikų, jų kasdieną ten mažėjo, nes vėjo nebuvo, bet liko 3. Tie 3 žmonės yra dabar šalia su manim ir šiandien. Jiem buvo 12 metų. Dalinausi su jais meilę, norų gaudyti vėją, būti vandenį, mokinti. Dalinausi savo resursais, kaitais, žiniomis. Jie irgi buvo tose kursuose, paskui amžini gini pigai, kuriems vis gaudavo tų papildomai žinių, refreshą ir mokėsi. Aitvarai plyšo jų, aš turėjau juos siūti, pykdavau, visko būna, ne? Nėra taip, kad viskas labai faniai, kaip dabar šiandien pasakoju. Bet jie užaugo. Ir jie dabar yra mano, galiu sakyti drąsiai, broliai. Vėjo broliai. Šiandien dieną, kaip ir paminėjo Julija, aš esu taip pat Klaipėdos krašto būriavimo sporto mokyklos Žemys vadovas. Vėlgi tai yra vanduo, vėjas, kitokia draugystė su juo. Turbūt būriavimas yra labai istoriškai senas
tradicija, profesija. Ir mes turbūt irgi dalinasi, ir praeitis su mumis dalinasi labai daug kuom, ar ne? Kad vat, iš praeities mes ateina labai daug pamokų, ką daryti, ko nedaryti. Jeigu rašo, kad piršto ten negalima kišti, žinokit, ten kažkas buvo kišęs pirštą, ten tikrai nereikia kišti. Ir šiandien dienai šie mano vėjo broliai yra kartu su manim, jie irgi užaugo nuo to dalinimosi. Ir jie dabar dalinasi su Klaipėdos krašto vaikais meilę, buriuot, pažinti vandenį, vėją. Saugiau negu kad su kaitu, nes nuo 6-7 metų vaikai jau gali pradėti buriuoti laivelyje, saugiai plaukti. Ir jie užaugo. Tad, mėlyjeji, dalinkitės ir jūs, dalinkitės to, kas yra brangu, kažkam tai gali tapti brangenybė, nes kai dalinatės, augate jūs pats ir auginate visus kitus, kuriuos paliečiat. Ačiū.